Nu, taip važiuoju, na, kelias, kur reikia žalė šiandien gal pjaut. Nežinau, žiūri, įsiskleidė daug gėlyčių šiandien, tai taip visai gražiai atrodo. Tai žinau, gaila pjaut. Nu, na, kelią tai jums. Bet tai paskui visum pjaut, kai užaugs. Daug. Nežinau, čia savaime yra, jie užsisėję. Tai va, kai šiaip tai nupjaudavau, tiek ir neužaugda, bet dabar buvo lietus lyja daug. Vau, gal biškį ir nepjautas. Taip toks vaizdas visai. Čia gražu. Ką daryt? Pjaut ar nepjaut dar? Gal palikim biškį, dar šiandien nepjaukim. Žolės nėra, tik tai tiek. Tai va, būna ir taip va. Kuris dabar reiks remontuoti. Nedidelis šitą plasmasę, va, įšoka į šitą. Dabar atsakiau. Reikia įstatyti šiandien. Tikriausiai šitaip statysim. Vėl prisukti ir ką žinau, kiek čia laikės. Stengsimės mažiau darinėti. Arba šitaip važiuoti. Biškį parsivežėm žirnių, va, pilnu maišų. Tai su tokį traktorių kova pasikrauna. Ne, gal čia ne žirnių. Čia pjūvena. Jo.
čia padės, man bus gerai. Nu va, papylam pjuvenų. Nu ne aš papylę, ne papylam, a papylę. Va, jau bus uogų. O, bitė. Da biškį ir, bet dar neravėti, ten reikia neravėti. Nu kų? Reik šluotas atsinešti. Išpus. Išpus. Pavažiuosim ir išpus. Niekas nematys. Ne, kaunasi, valyt reikia. Gerai. Varau žemių pabandysim iškan pakasti. Ten reiks bent 10 točkų. Kažkur šiupelis buvo, lopata. Biški kompostą. Žemių. Bus agurkai. Šitą žemių reikia. Keletą tačkelių, kokius 4. Tai va. Nu, kų greit auga, reikia jums kraustytis iš čia jau. Man taip atrodo. O ne, lauki šilta jau gali eit. Na, uždėjau kojas, dabar šitaip gyvens. Bus galima laukan išnešti. Ir jau tuoj laisvėn galės eit. O ne? Pagaliau sušylat galima ir viščiauką mašyt laukan. Kažko laukia, ne? Oi. Duodam vištam žalės. Va, iškart laimingas. Kas už tai? A kas už tai? Už tai kiaušinis. Vienas.
Nu gerai. Kad vėl bus kiaušinių. Kur reikia nusiplauti traktorius. Tai va visas apsamanojus. Va, pažiūrėk, kapotas, tai ten samanas, nežinau. Biškį bandžiau skuduriu pavalyti. Drėgnų nesivala jas. Tai pabandysiu kercherį nuplaus. O jeigu nenusiplaus, kažkoks tai ten yra priedas, kur viskų nuėma. Nes pabandžiau va čia biškį. Va, su tuo. Išpuriškį iškart nuėma. Bet gal pradžiai su kercheriu prieisi visus didžiuosius nešvarumus, nu ant stoga toks yra. Visur samanas. Tai tą dydumą reikia nusipraust. Ir jau ko nenuimsi tuo. Tai nieko nebelaukiu. Ir neštis reikia kercheris, pasiimti šlangą. Biškį persistatyti kitom vietom gali. Ir mazgosma. Gerai. Mazgojam tada. Senai turėjau padaryti šitų darbų, nusiplauti norėjau senai. Tada geriau ten kiti dalykai dalytis. Tai va šiandien kaip ir neblogas oras, lietus nelyja. Galima paplauti biškį. Plaukim. Išmėgins mašytų daiktų. Buvau tik išpakavęs, bet ten nebandžiau. Įtariu daug nebus spaudimą, bet gal užteks. Taip. Elektra. O čia yra tipas stipresnis. Žiūrėsim, išbandysim abu galus. Vienas galas yra toks, o kitas yra reguliuojamas šitoks. Žiūrėsiu, kuris geriau. Taip, čia vandentekis pasijungia. A ne, jungia. On. Veiks. Nupučia. Gerai, mėginam kirkerį. Nu va, čia kaip stipriai apsamanojais. Apaugis. Bandom. Nu tai va, ima gerai kercheris. Svarbu tą samaną atsiplaut.
paskui duos man tokias chemijas, tai bus švaros. Nu, pabandykim kitų galą. Šitų. Gal šitas geriau pučia. Nu, čia tak yra. O šitas jau dažus lupa. Nu, bet baigė, jeigu lūpam. Jie įvodė vis tiek, reikia padažinėti vietam. Nu va, pabandam šitų, kaip nuims. Nu jama, yra reikalų, bet jama. Nu tai va, taip ir plauna. Taip ir plausma. Oba! Lupa dažų.
Tai va, atsigauna biškį, toks spalva, viskas nusplauna, viskas gražu čia. Toks gyvesnis, dar pasidažys visur. Rodžius ir išėjus nutiausma, kur parodijai. Juodais dažais išpūsma. Tai va, dar kapetėlės, šitą pusę neplovau, čia reikia. Preit, sparnus perdažysma naujai, ratlankis perdažysma. Lempas naujas sudėsma, kaminų padarysma. Muzikų indėsma, langus, man atrodo, užtamsinsma, vidradėlis naujas. Jau čia dėsiu kaip džendyra būna. Tokie ant vienos kojas. Tikriausiai. Taip, čia dar reiks sutvarkyti kardaną. Reiks kažkur važiuoti, pasižiūrėti, kur dėvėtų dalių. Reiktų čia kardaną apsauga eina, čia eina apsauga, reikia uždėti. Kardanas. Tai va, gale lempą sudėti. Baka propkė. Žinau, patkau gal dar paliksiu šitą, aišku, baisiai, negu pristatyti naują nupirkti. Čia tik traukės abi gal pamainysiu. Tai va, sparnas sulaužytas dyrava. Nu, bet dėl tiek, tai čia gal nieka tokio. Būt galima naujų, bet tai kartu naujų gausi tokį niekur. Padailint bulgarkį tiesiai gal. Arba purvasargį sudėti ant abiejų. Nu, nežinau dar. Biški, nu va, gražiai spalva atsiranda. Nu ką, reikia pabaigti čia šiandien. Plaut biški lyt pradėjo lietus. Bet jau pradėjau, tai pradėjau. Nu va, po maudynių, abudu. Abudu nu vien švarus, kitas dabar nelabai. Tas švarus aš nebe. Aptaškė net veidų vyko. Bet niekas plovė. Nu viskas kaip naujas dabar. Va, net blizga. Viskas nusiplovė. Tai va, išlinda įkalčiai. Kaip sakiau, galinis šitas va, bronzinis, auksinės spalvos toks. Biškiai apsilupė dažai kurvat. Nu nieko nusdažysiu. Kaip ir šitas dabaik atrodo jis toks. Gal nieko, bet šlaunis va buvo mėlynas irgi. Juodai nudažytas. Nu va, kitas vaizdas. Kaip aš pats, purvinas tai purvinas. Nu kaip, gražus dabar jau. Va. Čia biški irgi prapačių vietam. Su vandeniu, kur kraštuos. Samanų tada sudžius, reiks įsivalyti kabiną. Gražiai. Paims man biški šitą mašininę polirolę.
Nors ir taip tokia švari kabina gan. Tik tai nu kur biškį ir na pačios buvo, nu tai va. Šiandien jau lietus lyja, tai nebe pradžias, bet bus saulėta diena greitai išištam ir viskas. Tai va, čia visur apsišveis dar biškį. Nu, tie bus galima toliau remontuoti biškį dabar. Maloniau bus prieiti, kai visas švaros. Tai gal tiek šiandien. Kūjį čia be filmuoti lietus lyja. Nu da pašienavom biškį. Va, saulės parkas matas. Beveik pabaigtas, bet tai man atrodo biškį liko vienam kampė. Reikėtų padaryti, man atrodo. Pagal planą dar turėtų būti.